Pirmiausia, aš manau, kad pats atletinio rengimo treneris turi suprasti judesį. Iš vadovėlio to nesuprasi, aš nesakau, kad turi būti profesionalūs sportininkai, bet tikrai turi suprasti judesį, tikrai patys turi vesti sveiką gyvenseną. Noriu, kad tos žinios padėtų augti ne tik mums, bet ir sportininkams, su kuriais mes dirbame. Ko gero, jau sunku įsivaizduoti šiuolaikinę komandą be atletinio rengimo trenerių. Jis ne tik rūpinasi komandos žaidėjų fiziniu parengimu, bet ir rūpinasi traumų prevencija. Kai kurie garsiausi pasaulio klubai jų turi po kelis. Specialistai iš Lietuvos vis dažniau garsina šalį užsienyje, pasirinkti šias studijas tampa prestižu. Į fizinį atletinį pasirengimą pakliuvau gan atsitiktinai ir nebuvo mano planuotas kelias, bet viskas susidėliojo taip, kad pats sportavau nuo 8 metų pas Aleksą Stanislovaitį. Paskiau studijavau tuometiniai Kūno kultūros akademijoje, dabar LSU, kas suteikė teorinių žinių prie mano praktinių, kur praleistų kartu su Stanislovaičiu daug metų sportuojant. Ir tai viskas susidėjo, sakykime, tų žinių gavimas. Ir gavau pasiūlymą gana anksti, būdamas 23 metų, pradėti dirbti Kauno Žalgiryje, pagrindiniu fizinio parengimo treneriu. Ir džiaugiuosi, kad sutikau ir save išbandžiau ir suradau vietą, kur tikrai įdomu dirbti, daug perspektyvų toliau ir daug tobulėjimo vietų. Atsidūriau dabar ir Lietuvos vyrų rinktinėje, nes kiekvieną kartą tikrai norėjau tobulėti, norėjau pasiekti kuo daugiau, neužteko to, ką turėjau. Esu dirbęs su įvairiaus amžiaus vaikais, ruošiant tenisininkus, lengvaatlečius truputį. Paskui 2019 metais sezone teko dirbti su Lietuvos krepšinio lygos vyrų komanda Kauno. Dabar 3 metus, 3 metai kaip dirbu su Kauno Žalgirio dublerių jaunimo komanda. Tai savo karjerą pradėjau moterų rankinio komandoje Garliava. Atlikau Erasmus studijas Worcesteryje, Anglijoje ir tuo pačiu metu treniravau tuo metu Anglijos čempionatą laimėjusius Vilkų komandą. Taip pat buvau išvykusi į Ispaniją 2 mėnesiams ir dirbau su profesionaliu moterų klubu Aras. Praeitą vasarą esu dirbus su Lietuvos jaunesnių kaip 16 metų moterų rinktinė, o šią vasarą ruošiuosi dirbti su Lietuvos jaunesnių kaip 18 metų moterų krepšinio rinktinė. Be tų žinių, kurias aš įgavau studijuodamas, aš nebūčiau pasiekęs nei Lietuvos rekordo, nei galbūt nebūčiau dalyvavęs nei Londono olimpinėse žaidynėse. Tai kaip sakoma, treniruotė tai yra 2 valandos iš 24 valandų paroje, o visa kita yra, kada eini miegoti, kada atsikeli, ką valgai, kada valgai, pailsi, nepailsi, kažkokia užsiemi pašaliniais veiksmais, neužsiemi. Toliau studijuoji, mokysi, gilini žinias tiek pačiam, kiek reikia savo rungtyje, tiek su krepšininkais ir, kaip sakoma, kiekvieną dieną eini vis pirmyn ir tobulėji. Patekau ne dėl to, kad jau viską žinau ir esu labai geras. Šitas darbas reikalauja žinių atnaujinimo vos ne kiekvieną dieną. Viskas keičiasi, daug naujojų. Vieną dieną kažko neperskaitys ir gali pasižiūrėti, kad esi toli nuo kitų savo kolegų. O tas labai verčia tobulėti. Kai šiuo metu atletinio rengimo trenerių, kurie dirba Lietuvoje ir užsienyje, ratas plačiai didėja. Labai džiugu, kad, pavyzdžiui, šiandieną irgi mūsų, sakysim, apie 20 su viršams žmonių šiandieną, reiškia, dirba užsienyje ir nemažai labai perspektyvių atletinio rengimo trenerių dirba čia Lietuvoje. Yra labai daug pavyzdžių, labai gerų pavyzdžių, jeigu, sakysim, šiandieną kalbėjom, sakysim, su Inga Garbašauskaitė, sakysim, Rytis Sakalauskas, Sigitas Kavaliauskas, Evaldas Kondratavičius, Richardas Reibaris ir daugelį kitų, sakysim, Tomas Munius, kurie šiandieną, sakysim, užsienyje dirba. Dar prieš 10 metį tik nedaugelėje komandų buvo atletinio rengimo treneriai. Legendinis Kauno Žalgirio fizinio rengimo treneris Aleksandras Kosauskas buvo pradininkas Lietuvoje. Jis sukūrė savitą, bet labai efektyvią programą, kuri tapo pagrindu visiems treneriams. Fizinio paruošimo trenerių, bendro fizinio, kai sakydavo, sakau, turi būti specialaus fizinio paruošimo, būtent krepšiniui skirta. Net ten bėgimas aukštai keliant keliukus, smulkius žingsniukų, krosas ir viskas to baigėsi.
surasti kažkokius tai pratimus, kurie atitiktų ruošimui. Tai ir čia yra mokėjimas, kada tą pratimą pataikyti, kam, kokiais kiekiais. Kiekvienas save gerbintis Europos šiandieną treneris turi su savim, kaip aš sakau, kaip juokaudamas, lagaminėlė įsidėjęs fizinio pasirengimo treneris, su juo keliauja po įvairius klubus, pasirašydami kontraktą. Viena iš sąlygų būna, kad kontraktas kartu su jo patikimu, kai sako, patikrintų atletinio rengimo trenerių. Atletinio rengimo treneriai iš Lietuvos laukiami geriausiuose NBA ar Eurolygos klubuose. Mūsų specialistai kruopščiai rengiami ne vienerius metus, o su jais žiniomis dalijasi aukščiausio lygio treneriai ir sporto mokslininkai. Lietuvos sporto universitetas vienintelis rengia trenerius, o atletinio rengimo specializacija tarp labiausiai trokštamų. Mes ruoždam 302 sporto šakų trenerius ir dabar atsirado dar atletinio rengimo treneris ir šiandieną galiu pasakyti tik tai tiek pasidžiaugti, kad, sakysim, jis yra lyderis. Jau vien tik į pernai buvo priimta į pirmą kursą 41 atletinio rengimo būsimasis specialistas, tai yra į pirmą kursą. Pagal savo gausą aplenkė netgi mūsų antrąją lygą, krepšinį. Tas atletinio rengimo treneris, manau, su laiku jisai dar daugiau turės specialybės tos poveikį ir eiliniam žmogui. Žmonės ieškos, kaip aš galiu sustiprėti, kaip aš galiu būti greitesnis, ištvermingesnis, kad mano kūnas galėtų padaryti daugiau. Tai tos perspektyvos yra begalė. Vyriausiai treneriai, sakysim, įvairių sporto šakų, ar tai būtų futbolas, ar tai būtų krepšinis, ar tai būtų rankinis, negali būti visažiniai. Ir jiems reikalingas pagalba, sakys, specialistas, kuris labai gerai išmanytų technologijas, kas liečia fizinių gebėjimų ugdymo. Atletinio rengimo treneriai dirba jau beveik su visomis komandinėmis sporto šakomis, todėl tiek Lietuvoje yra labai daug galimybių, jeigu nėra stiprios užsienio kalbų žinios, tiek ir kitose pasaulio šalyse. Lietuvos sporto universitetas suteikia žinias, visus pagrindus ir toliau kiekvienas atletinio rengimo treneris turi individualiai stiprinti savo žinias. Reikia, kad žinoti, ką tu darai, dėl ko darai ir pirmiausia išmokti pagrindinius pratimus atlikti taisyklingai ir tik po to galvoti, kad va čia dabar aš padarysiu kažkokį sudėtingą, įdomų pratimą ir man bus nuo to labai gerai. Dabar visi žiūri, va treneris ten užsiauginęs raumenis, o gerai, turbūt jisai žino, ką daro, bet tai nieko nereiškia. Svarbiausia yra žinios. Tai ir tas mokslas yra labai sudėtingas ir jį reikia vertinti. Atletinio rengimo treneriai susibūrė Nacionalinė atletinio rengimo trenerių asociacija NARTA. Joje savo patirtimi dalijasi garsūs treneriai Evaldas Kandratavičius, Sigitas Kavaliauskas ir kiti specialistai. Kiekvieną savaitę jos gretas papildo vis nauji treneriai, o jos veikla netrukus bus pripažinta ir tarptautiniu mastu. Kadangi kiekviena sporto šaka turi savo federaciją, lengvosios atletikos federaciją, krepšinio, futbolas, tai reikėjo, kad kažkas tai šitos specialistus gintų, tai reikėjo nacionalinės atletinio rengimo trenerių asociacijos, kuri yra tarptautinė. Mes šiandieną turim jau ryšių su tarptautinė atletinio rengimo asociacija. Būtų darbas kryptingas, kad būtų rengiamos konferencijos, kad būtų licencijuoti treneriai, kad pagaliau būtų kam ginti trenerių interesus. NARTA, jeigu kalbėtų apie Nacionalinę atletinio rengimo trenerių asociaciją, tai galiu pasakyti, apjungia pačius geriausius Lietuvos atletinio rengimo trenerius.